apie alkoholinius gėrimus. Būti ar nebūti, gerti ar negerti. Aš sakau vienpusiškai taip gerti ir taip būti. Ir gerti reikia visai ir nemažai, iš tikrųjų. Yra daug mokslinių patvirtinimų, kad gerti yra sveika, gerti alkoholį aš turiu omeny, vandenį savaime suprantama taip pat. Vienas be kito iš viso neįmanoma. To aš jums viską dabar paaiškinsiu. Reiškia, pagal paskutinius mokslinius duomenis, gerinti žmonės turi vidutiniškai ilgesnį gyvenimą, sveikesnės, reiškia, arterijas ir miršta mažiau nuo infarktų negu negerinti žmonės. Tai jeigu jūs esate absoliutus abstinentas, I feel very sorry for you. Ta prasme, man labai jūsų gaila. Nes jūs praleidžiate galimybę, nežinau, gerais 10 metų ilgiau gyventi, kai išgerėte dažniausiai ir smegenys šiek tiek kitaip veikia, bet reikia mokėti gerti. Čia kitas dalykas. Ir pabendrauti yra lengviau. Ir su moterim sueiti, o moteriai su vyru sueiti, nes šiaip gyvenime tokie dalykai sekasi ne taip paprastai, ne taip lengva atsipalaiduoti, ne taip lengva visą tai padaryti. Dabar, kodėl tiek daug žmonių turi problemų su alkoholiu? Pirmiausia, ar tapti alkoholiku, čia jūsų reikalas yra. Ta prasme, jeigu jūs sveikai gyvensite, sveikai maitinsitės ir gersite pakankamą kiekį vandens, alkoholis neturėtų būti jūsų problema. Ta prasme, aš šiaip geriu ne tiek jau mažai. Pavyzdžiui, dabar pas mane buvo 14 dienų, reiškia, atostogos ir aš keliavau su laivu. Ir 14 dienų aš iš eilės gėriau ir praktiškai buvau laive pripažintas, buvo 1400 keleivių, buvau pripažintas labiausiai gerintis keleivis. Patikėkite, ir barmenai sutiko su tuo, ir su gerovai su tuo pilnai sutiko. Aš visados būdavau iki tol, kol barai užsidaro ir pirmas, kai barai atsidaro. Nu tai darykite, taip sakant, išvadas patys. Ir pas mane buvo mažiausiai problemų iš visų keleivių su tuo dalyku. Pavyzdžiui, buvo taip su vienu, reiškia, mes sėdėjom ir gėrėm iki 4 ryto. Ir po to mes susitikom, jisai sako, kaip tu atrodo taip fantastiškai. Nu, aš jam paaiškinau, kaip aš atrodo taip fantastiškai, bet prieš tai, kai paaiškinsiu jums, ką aš jam paaiškinau, noriu vieną dalyką pasakyti. Ką jūs darot ne taip tą dieną, kai jūs gerite. Jūs turbūt galvojate. Sakykime, aš išgersiu šiandien įvairiaus alkoholio 2 litrus. Ta prasme, aš neturiu omeny šnapso. Alaus, vyno, visko bendrai sudėjus, ta prasme 2 litrai, tai visiškai normalu. Ir moteriai, ir vyrui. Ok, tai jūsų nuomonė dabar, jeigu jūs išgersit 2 litrus alkoholio, tai jums kitų skysčių praktiškai nereikia gerti. Nu, Coca-Colas kokios užgerti. Kokiu nors ten sulčių prie degtinės, ar dar ką nors. Ir viskas. Tai čia jūsų yra didžiausia klaida. Kai jūs baliavojate, vanduo tampa dar svarbesnis, negu jūs nebaliavotumėte. Čia yra didžiausia problema geriančio žmogaus. Jis užmiršta apie vandenį. Aš buvau 14 dienų tame kruize. 14 dienų aš gėriau ir gėriau daugiausiai ir būdavau visados, kai baras užsidaro ir pirmas, kai baras atsidaro. Vienintelį dalyką, ką aš dariau kitaip negu visi keleiviai ir kodėl aš jaučiaus geriausiai ir atrodžiau šviežiausiai visados, nes aš gėriau daug vandens. Aš gėriau kiekvieną dieną 2,5 litro vandens, priedo aš gėriau šiek tiek dar žalios arbatos, tai įsivaizduokit, 2,5 litro vandens, nu ir visą tą alkoholį, kurį aš išgerdavau. Manęs tiesiog žmonės nesuprasdavo, ta prasme, sakykime, tas žmogus, su kuriuo mes gėrėm iki 4 ryto ir kartu nuėjome miegoti ir kartu susitikom ryte po 6 valandų. Sako, kaip tu taip fantastiškai atrodo? Aš sakau, klausyk, sakau, tarp to laiko, kai mes išsiskyrėm ir dabar, kai susitikom, aš išgėriau 1,5 litro vandens. Sako, kaip tai įmanoma? Sako, tu turbūt visą naktį tualetą vaikščiai. Nu, sakau, aš buvau 2 kartus tualete. Ką padarysi, tiek skysčių išgėrusiai. Man būtų keista, jeigu aš nebūčiau tualete.
Čia būtų labai jau pavojingas dalykas, jeigu aš išgėriau tiek alkoholio ir 1,5 litro vandens ir jeigu aš visiškai nenueičiau į tualetą, tai aš jau įtarčiau, kad su manim tikrai kažkas ne taip. Bet aš buvau 2 kartus tualete ir viskas puiku. Sakau, jo, aš buvau 2 kartus tualete, sakau, tu gėri vandenį? Sakau, kokį velnį aš gerčiau vandens, aš tiek prigėriau alkoholio, sako, man taip bloga. Sakau, tu nenorėtum išgerti vandens? Sakau, aš šiaip dietologas galėčiau patarti išgerti vandens. Sako, vėl negriebtų, pabandysiu, jeigu tu dietologas išmanai tos reikalus. Nu, jisai paėmė bare vandens su ledukais, šiek tiek laimo tenais, šiek tiek mentolo, nu, pagadinto, bet vanduo. Išgėrė porą stiklinių, sutikau jį po pusvalandžio. Sakau, kaip jauties? Geriau. Kokią dar jums įrodymą reikia? Taigi, jeigu jūs baliavojat, ponas ar ponia, nepamirškite gerti vandenį. Gerkite pakankamai daug vandens. Ypatingai svarbus epizodas yra, kai jūs einat miegoti. Geriausia yra iš karto išgerti 0,5 litro vandens ir miego metu turėkite buteliuką ar stiklinę to vandens, kad atsikėlėt, nuėjot į tualetą, jūs tikriausiai troškins ir gerkit, būtent vandenį. Iš ryto, pirmiausia, ką jūs turite padaryti, dar išgerti 0,5 litro vandens, o jau po to yra geriausia pusryčiauti. Nors šiaip aš siūlau žmonėm nepusryčiauti, bet jeigu jūs baliavojate, pats geriausias dalykas yra pusryčiauti. Dasigėrite 0,5 litro vandens, išgerkite puoduką kavos ir grinai jau po 20 minučių. Nu, kad po vandens praeitų pusvalandis, nes kaip jeigu jūs žinot, tai kai išgerėt vandens reikia, kad praeitų šiek tiek laiko, nes vanduo nuplauna virškinimo skystį ir jūsų organizmas nevirškins maisto gerai, taigi reikia, kad praeitų po vandens 0,5 valandos. Tada reikia daryti mano pusryčius, reiškia iškepti 2 kiaušinius ir tikriausiai jūs neturėsit sulčiaspaudės, jeigu miegat vėl nežino kur, ta prasme galbūt laive, kur atsibusit, nesvarbu. Ieškokit vaisių. Bet kokie vaisiai tiks ir pageidautina daug. Tai viskas, ko jums reikia pusryčiams, vanduo, kofeinas, baltymai, 2 kiaušiniai ir kalis, tai vaisiai. Jūs turėtumėt pasijusti iškart kur kas geriau ir žmonės, kurie jūs matys, sakys, wow, kaip tu puikiai atrodai. Ir tai yra iš tikrųjų malonu. Neaugis nori atrodyti degradavęs. Jūs iškart kitaip ir moteris žiūrės ir taip toliau. Ir jeigu jūs moteris, jūs kitaip ir vyrai žiūrės, kad jūs stiprus, jūs puikiai atrodote, jūs gerai išsivalote, taip sakant, kodėlgi ne. Ir iš ryto jūs jau galvosit dar čia kelią išlenkti, kitą žinot. Tai tokia yra gerimo paslaptis. Toliau. Aš nerekomenduočiau gerti mažomis dozėmis kiekvieną dieną. Nors tokių patarimų pilnas internetas. Gerkite stiklinės vyno su maistu kiekvieną dieną. Patikėkite, tai pati idiotiškiausia mintis, kokia gali būti. Ta prasme, aš taip dariau metus. Nu, aš viską turiu ant savęs išbandyti. Aš vienas iš tų žmonių, kuris mokas ant savo klaidų. Nes aš skaitau, kad taip ant svetimų klaidų nepasimokysi. Taigi aš pasimokau ant savo klaidų. Po metų gerimo kiekvieną dieną stiklinę šito vyno, mano kepenys buvo ant tiek užterštos, kad gerai, kad viskas to baigėsi. O aš turėjau ant stipraus detokso turi būti mėnesį, valyti savo kūną. Aš visas vaikščiau pageltęs, netgi žmonės klausinėjo, su manim viskas tvarkoja. Po to aš pasidariau tikrinimą ir iš tikrųjų pas mane organizme buvo pavojingas kiekis toksinų. Taigi nedarykit mano klaidos, negerkit stiklinės vyno kiekvieną dieną. Bloga mintis. Darykite taip. Arba gerite, arba negerite. Jeigu gerite, gerkite normaliai. Sakykime, šiandien, aš dabar per 2 dienas aš sutvarkysiu šitą butelį vyno, o po to aš manau, kad iki trečiadienio nieko negersiu, mano organizmas kuo puikiausiai valysis, viskas. Vynas šiaip puikus gėrimas ir ganėtinai sveikas, nors aišku būtų geriau, kad jisai būtų ekologiškas vynas, nu, bet jau ką padarysiu, bet šitas išties visai gardus vynas, skanus.
man belieka tikėtis, kad jame nebus tiek daug jų toksinų. Belieka tikėtis. Tai va. Toliau apie alkoholį reiškia. Jeigu jūs nusprendėte, kaip aš jums patariau, gyventi be gliuteno, tai yra keli dalykai, ką jums reikia žinoti. Jums negalima gerti alaus visiškai, nes alus turi gliuteną. Jūs turbūt pastebėjot, kad alaus mėgėjai dažniausiai būna su išpampusiais pilvais, jie labai mėgsta užkąsti, jie labai mėgsta valgyti, tai yra gliuteno pasekmės, nes kai jūsų organizmas gauna gliuteną, viskas, apie ką jūs galvosit, aš jums prižadu. Tai yra maistas. Dėl to tie žmonės, kas geria daug alaus, viskas, apie ką jie galvoja, tai yra kaip užkąsti. Ir jie tiesiog kaip yra, maistas jiems yra tiesiog kaip narkotikas. Ir lygiai tas pats ir jums. Nebūtinai alų, jūs galite duoną valgyti. Valgykit duoną 5 kartus į dieną ir viskas, apie ką jūs galvosit, tai bus maistas. Jūs net negalėsite susikaupti ties jokia mintim. Maistas, 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 maistas. Viskas, apie ką jūs galvosit. Nebūtinai duona gali būti sausi pusryčiai kokie nors, po to tenais makaronai, pica, yra krūvos patiekalų, kur yra gliutenas ir sakau, viskas, apie ką jūs galvosit, bus maistas. Tai va, po to reiškia, gliuteno taip pat gali būti viskyje, nors nebūtinai gali būti viskis pakankamai gerai išvalytas. Čia reikia žiūrėti, stebėti, domėtis ir taip toliau. Mano manimu ir degtinėje gali būti gliuteno, nors aš pas degtinės negeriu, tai patarčiau jums patiems pasiieškoti internete informacijos, jeigu jūs gerite degtinę, ar yra gliuteno ar ne. O pats geriausias gėrimas tai yra konjakas. Konjake tikrai nėra gliuteno, jisai padarytas 100% iš vynuogių. Po to brendis, jeigu brendis normalus, tai jis turėtų būti padarytas, reiškia, irgi iš vynuogių. Ką aš sakau, normalus, kadangi yra šalių pasaulyje, kurie nekreipia dėmesio į taisyklės. Pavyzdžiui, buvo Tarybų sąjunga. Įsivaizduokit, Tarybų sąjungoje žmonės gėrė, jeigu jūs niekad negyveno Tarybų sąjungoje. Žmonės gėrė, reiškia, Tarybų sąjungoje pagamintą šampaną, portveiną ir konjaką. Kai šampanas ir konjakas gali būti pagamintas tik Prancūzijai, o portveinas tik tai Portugalijai. Vis dėlto rusai galvoja, kad jie gali ir namie šitą gaminti. Ta prasme, taisyklės neegzistavo. Jie galėjo daryti šampaną, ta prasme, jie darydavo putojantį vyną ir vadino šampaną. Jie darydavo brendį ir vadino konjaku, jie darydavo stiprų vyną ir vadino portveiną. Ta prasme, nu, ką padarysi? Tai mentalitetas, žmonių mentalitetas ir taip toliau. Tai šiaip brendis turėtų padarytas būti irgi iš vynuogių ir tokiu būdu jūs būsite saugus nuo gliuteno poveikio. Bet kreipkite dėmesį, ar reiškia iš tikrųjų dorai padarytas gėrimą. Tai va. Kas toliau reiškia? Vienas sveikiausių gėrimų yra, atsiprašau, čia biškį politiką. Raudonas vynas, kadangi jame yra rezervatrolas, ir rezervatrolas yra žinomas kaip superoksidantas, apsaugantis žmogų nuo senėjimo ir pratęsiantis gyvenimas, apsaugantis nuo širdies ligų. Netgi buvo daryti įdomus testai ant, reiškia, pelių. Ir jiems buvo duodamas, reiškia, ne raudonas vynas, o grinai ištrauktas iš ten rezervatrolas ir įsivaizduokite savo, tos pelės pradėjo gyventi, reiškia, 30% ilgesnį gyvenimą. Jūs galite įsivaizduoti. Bet kiekis to rezervatrolo, kiek jam duodavo, būdavo pavojingas. Tai tas pats, kaip jūs išgertumėt, reiškia, nu, neduosiu sumeluoti, man rodas, apie 20 litrų, daugiau negu 20 litrų vyno. Turbūt suma eina netgi gerokai daugiau negu tiek. Bet tai rezervatrolas, tai ne vynas, ten nėra jokio alkoholio ir taip toliau. Aš esu gėręs tų tablečių, kol kas aš tokių didelių, reiškia, įtakos savo nepastebėjau, nes žmonės sako, aš atrodau 13 metų jaunesnis negu esu, tai gal čia rezervatrolo darbas. Bet aš nevartoju jo pastoviai, nes pelės yra pelėm, žmonės yra žmonėm. Nenoriu užsitęsti šią temą, spręskite patys. Bet jeigu pirksit rezervatrolą, pirkit patį geriausią.
nes toksinai. Tai va. Kas dar? Bet ne tik, reiškia, vynas yra sveika, bet koks alkoholis yra sveika. Netgi tas, kuris turi gliuteną, jeigu jūs nesilaikėt begliuteniškos dietos, ta prasme, ką aš jums noriu pasakyti, ta prasme, jeigu suvalgot vieną gabaliuką duonos, tai jūs nesilaikot jokios dietos gliuteno. Mažiausiai gliuteno jums užtenka, kad pastoviai užteršti jūsų organizmą, jūs vis tiek daugiau ar mažiau galvosite apie maistą. Tai nieko baisus, kad jūs gersite alų, iš tikrųjų aluje labai daug vitaminų. Jisai turi ir, reiškia, nervus raminantį poveikį ir šiaip aš patarčiau tikrai alų gerti, jeigu jūs nesilaikote begliuteninės dietos. Pavyzdžiui, kai aš atostogauju, aš geriu daug alaus. Ir labai mėgstu netgi koroną alų ir aš net įsidedu laimą į tą koroną alų ir man išties ir skanu ir aš puikiai jaučiuosi. Ir šiaip korona alus pagrindė darosi iš kukurūzų, kur nėra gliuteno, bet šiaip pačiam alui, manau, turėtų būti visgi gluteno. Jisai nėra gluten free. Tiesa, kol nepamiršau, šiaip alų galite gauti ir be gluteno. Bet, pavyzdžiui, čia Airijoje aš tokio alaus nesu asmeniškai matęs. Gal kažkur ir yra, aš gyvenu nuo toliau, taip sakant, sulyginus su Lietuva, tai kokiose nors padermėse, kur mažai labai gyventojų, ta prasme, nenoriu nieko žiūrėti. Tai gerai, reiškia, ir alų išties galite gauti be gluteno, nes alus gaminasi ir iš kukurūzų. O vyne ir taip nėra gliuteno, taigi spręskite patys. Po to galite, pavyzdžiui, daryti kokteilius sveikus. Esu daręs vakarėlį, pavyzdžiui, darėm Malibu, reiškia, su šviežiai spaustom sultim. Iš ties buvo nuostabu ir skanu. Pagalvokite, kiek vitaminų. Aš turbūt per tą vakarą gavau tiek vitaminų, kaip per savaitę. Bet apie vitaminus galiu pasakyti, kad gerai jų gauti kiekvieną dieną, tai nepamirškit kitą dieną suvalgyti vis tiek vaisių. Tai va. Manau, viską papasakoju apie alkoholį. Vėlgi pakartosiu, kad vanduo yra svarbiausia. Negersite pakankamai vandens, būsite pirmas girtas ir prastai jausitės ir kitą dieną, ir bus pas jūs ir pagėjus ir viskas. Gerkite pakankamai vandens. Tuo ir užbaigsiu šitą laidą. Sveiki žiūrovai, tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas. Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas. Jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje. Ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis. Malonaus skaitimo ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija, ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninėje versijoje. Ja galite gauti praktiškai visur, tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją. Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi, reiškia, mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais, tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.